paaiškinsime, kaip teisingai atlikti pratimus su šiuo labai populiariu treniruokliu. Svarbu atlikti judesį teisingai, neįjungiant kompensacinių mechanizmų, tai yra judesio neturi atlikti kiti pagalbiniai raumenys. Atliekant judesius, svarbu taisyklinga laikysena. Nesikūprinti, neišsilenkti per juosmeninę nugaros dalį. Reikėtų įtempti pilvo ir sėdmenų raumenis. Atliekant judesius, svarbu nesulaikyti kvėpavimo. Kiekvieno judesio fazę suderinti su kvėpavimo faze. Tuo metu, kai atliekame sunkesnę judesio fazę, reikėtų iškvėpti. Tuo metu, kai lengvesnę, įkvėpti. Įkvėpimas turėtų būti per nosį, nes tada oras įsivalo ir susišildo. Atkreipkite dėmesį, kad neįsitemptų pečių juostos raumenys. Atliekant pritraukimą, pristabdykite prieš pat judesio pabaigą, kad nebūtų atatrankos. Taisyklingai sportuojant su šiuo treniruokliu, judesio metu pagrindiniai dalyvaujantis raumenys yra šlaunų vidiniai ir išoriniai, taip pat sėdmenų raumenys. Pereikime prie dar vieno kojoms skirto treniruoklio. Atliekant pratimą stovėkite tiesiai, įtempkite sėdmenis ir giliuosius pilvo preso raumenis. Pečių juosta turi būti atpalaiduota. Teisingai atliekant pratimus šiuo treniruokliu, jūs stiprinate kojų priekinius ir galinius raumenis, sėdmenis ir liemens šoninius raumenis.